Tai dabar norėčiau pristatyti kitos ekspozicijos autorių, Stolerovą, kuris apie tarpukario kariuomenės istoriją, taip kaip jis ją parodė šitoje ekspozicijoje. Prašom. Labai trumpai pristatysiu pačią koncepciją, tada prašysiu, kad patys ginkluotė ir pati uniforma, kaip atrodytų. Pavyzdžiui, čia yra administracijos majoras Stasio Gudnevičiaus originali uniforma. Pats karininkas buvo tuo metu, kai dėvėjo šią uniformą, buvo centrinio maisto sandėlio viršininkas, apskritai jau yra ūkinės tarnybas, maisto sandėlio viršininko vedėjo pareigas ir panašiai. Pagrindinė to meto ginkluotė taip pat yra čia, yra Ross Enfield šautuvas, modelio šautuvas ir Mauseris Čekoslovakiškas. Kadangi kariuomenė pačioje pradžioje naudoja įvairią ginkluotę pas mus, ypatingai 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios, tokių modelių šautuvas kaip Mosina Gan, Vertan, tos pačius Mauserius, Arisatas ir taip toliau. Na, 24-25 metais priėmė prie tokios išvados, kad reikėtų įsiginkluotis vienodai. Todėl įsigijome iš Italijos 55 tūkstančius vienetų būtent Ross Enfield modelio šautuvų. Vilniuje pasirodė, kad nėra tokie labai efektyvūs, nelabai taikiai šaudė ir galutinai juos dešimtmečio antroje pusėje 4 dešimtmečio šių periodų išstūmė Mauserio modelio šautuvai. Tai yra čekoslovakiški, belgiški ir aišku vokiški. Kad būtų įdomiau ne tik vyrams, bet tačiau ir merginoms pasižiūrėti, todėl vieną dalį, pavyzdžiui, čia skiriame tokiai, kaip reikšti, tradicijoms, kasdienybei, pavyzdžiui, vėliavų pakėlimo metu naudojame pakėlimo turbūt, vėliavų taip pat galite pamatyti virš manęs. Portugalas kokius naudojo, atkreipti dėmesį į emblemas, į parašus, kryptį galų gale, na ir niekada neeksponuoti šachmatai, šachmatų lenta. Čia yra pavaizduoti mūsų ulonai ir vasarai. Sekanti dalis būtų Šiaulių sąjungų. Labai nedaug eksponacijų Šiaulių norėjome parodyti šią paramilitarinę organizaciją, kuri buvo prie kariuomenės. Ypatingai noriu paprašyti, kad atkreiptume dėmesį į kairę pusę nuo manęs. Va čia stovinti Šaulė. Tai yra 1939 metų modelio vasarinės uniformos. Apskritai, merginos ir moterys skyrė savo veiklą ar uniformologiją taip pat. Čia yra moterų šaulių vadė, reikia kreipti dėmesį į ženklą. Esančius kalnuose, dar šalia rankovės yra stažo ženklas. Stažo ženklas žymėdavo paprasčiausiai išbūtą laiką, tarnyboje pavadinkime taip, 5, 10, 15 ir 20 metų. Čia 10 metų šaulių vadės tokius pačius dalykus. Sekantis dalis būtų karo aviacija. Šalia manęs stovi taip pat analogų, bent Lietuvoje, aš nesu matęs originalios, tai yra 1931 metų modelio. Jaunesnio leitenanto uniformos pavyzdys. Aišku, čia tai yra rekonstrukcijos šios, kiek žinau, yra Australijoje dalis, tačiau mes tengiamės tiek būtent iš brėžinių,